metų ieškojau atsakymų pasaulio triukšme ir svetimose svajonėse. Bandžiau tapti tuo, kuo žavėjosi kiti, bet kuo toliau ėjau, tuo labiau prarasdavau save. Stebėjau sėkmės istorijas, kopijavau svetimus kelius, nešiojau kaukės, kurios netiko mano sielai, ir vis tiek jaučiau tuštumą viduje. Tik kai sustojau ir išdrįsau pažvelgti į save, išgirdau tylų klausimą, kurio vengiau visą gyvenimą. Kas aš esu, kai nebelieka vaidmenų? Kas aš esu, kai nutyla kitų balsai? Kas aš esu, kai lieku vienas su savo tiesa? Ne tai, ką turiu, ne tai, ką pasiekiau, ne tai, ką apie mane galvoja pasaulis, bet tai, kuo renkuosi būti. Aš nesu savo baimės, nesu senos nesėkmės, nesu svetimi vertinimai, nesu vakar dienos istorija. Aš esu žmogus, kuris auga. Aš esu žmogus, kuris kuria. Aš esu žmogus, kuris mokosi mylėti. Aš esu žmogus, kuris renkasi šviesą. Kiekviena diena tampa pasirinkimu, kiekvienas žingsnis tampa balsu už žmogų, kuriuo tampu, už gyvenimą, kurį kuriu. Ąžuolas neieško, kaip tapti pušimi, upė nesistengia tapti kalnu, gamta niekada nekopijuoja, ji tiesiog tampa tuo, kuo buvo sukurta būti. Ir galbūt visa paslaptis yra paprasta, gyvenimas keičiasi tada, kai pasikeičia žmogaus savęs suvokimas. Todėl šiandien aš renkuosi nebėgti nuo savo prigimties, nebesivaikyti svetimų likimų, nebeslėpti savo tikrosios šviesos, nes mano ateitis prasideda ne rytoj, ji prasideda dabar, nuo atsakymo į vieną klausimą. Kas aš renkuosi būti? Nuo šios dienos